Sveiki, kažkas su transliacija, bet turbūt bandoma iš naujo. Įdomu, ar jūs mane girdit? Tikiuosi, kad girdit. Mano vardas Vilma ir šiandien aš noriu pakalbėti apie vitaminą E. Vitaminas E yra labai reikalingas mūsų organizmui. Vitaminas E yra antioksidantas, kuris neutralizuoja laisvųjų radikalų poveikį atsiradusi oksidacijos metu. Vitaminas E apsaugo nervų sistemą, raumenų, širdies, kraujagyslių. Taip pat vitaminas E yra reikalingas vitamino A pasisavinimui. Vitaminą E geriausia vartoti su vitaminu C ir flavonoidais. Kas tie flavonoidai, pakalbėsiu kitą dieną. Tai yra taip pat antioksidantai, bet kitą dieną aš apie juos plačiau pakalbėsiu. Vitaminas E gali padėti prie įvairiausių susirgymų. Vitaminas E praplečia kapiliarus, skystina kraują, išnešioja deguonį kraujyje, taip pat kraujagyslės darosi elastingesnės. Vitaminas E padeda aprūpinti deguonimi raumenis, taip pat smegenų aprūpina deguonimi smegenis, todėl pagerėja mūsų atmintis. Vitaminas E yra reikalingas sąnariams, taip pat stiprina imuninę sistemą, stimuliuoja lytinių organų vystymąsi ir labai svarbus mūsų senėjimo procesui. Todėl vitaminas E yra dar vadinamas jaunystės vitaminu. Jei trūksta vitamino E, gali atsirasti mažakraujystė, kraujotakos sutrikimai. Taip pat gali atsirasti persileidimai, gerklės skausmai ir, kaip minėjau, pagreitėja senėjimo procesas. Todėl vitaminą E galima rekomenduoti esant širdies kraujagyslių susirgimam, kada yra žvynelinė, migrena, taip pat hormoniniai sutrikimai, jeigu kažkokių yra problemų su skydliauke, taip pat erekcijos sutrikimai, menopauzės laikotarpiu, na ir jeigu vargina jaunatviški spuogai. Aš esu vitaminą E pasirinkusi iš Neolife kompanijos, tai yra natūralaus, tai yra šalto spaudimo kviečių gemalų aliejus. Jis yra visiškai natūralus ir jame yra visos 8 vitamino E rūšis. Vitaminas E susideda iš 4 tokoferolių ir 4 tokotrenolių. Labai svarbu, kad būtų vitaminas E natūralus. Yra tyrimas atliktas, kad natūralus vitaminas E padeda po vitamino E natūralus yra poveikis žymiai efektyvesnis mūsų organizmui, o sintetinis 50-70 kartų poveikis susilpnėja. Aš šitą vitaminą E vartoju dėl sutrikusios savo hormonų sistemos vartojau ir dabar aš jį vartoju. Jis man yra labai skanus ir aš jį tiesiog kitą kartą kramtau. Taip pat nepaminėjau, kad jis puikiai padeda esant virškinimo sutrikimam. Yra tokios, nedidelės kapsulytės, gal nei didelės, nei mažos, bet jos yra labai skanios ir jeigu kažkas negerai su virškinimu, jį galima tiesiog paimti ir pakramtyti. Gal norit kas paragauti, tai kviečiu pamėginti ir kreiptis noriu, parašyti noriu. Tai jeigu informacija jums patiko, pasidalinkit su savo draugais, na ir parašykit komentarį. Ar jūs vartojat vitaminą E?
kaip jums sekasi. Na, o šiandien tiek ir iki rytojaus. Ate.